Sveiki žvėjai, sveiki draugai. Vėl aš iš savo ofiso. Tai ką, šiandien keliausim prie upės ir šiandieninės tema tai naujos meškerės išbandymas ir ritutės. Ritutės tokią pačią turiu, bet didesnė, dabar atkeliavo man mažesnė, tai plus naujas modelis. Tai ką, draugai, noriu pristatyti jum Vestino V3 kotas iki 60 gramų ir Shimano Trunks naujas modelis 301. Tai pasipildžiau savo meškerių gamą tokiais įrankiais ir šiandien juos testuosim, kaip veikia tas naujas modelis Trunkso. Aš turiu tik tais 401 ir senesnio modelio Trunksą. Čia yra naujas modelis, tai noriu pratestuoti šį, pasižiūrėti. Meškeryti Vestinas V3 turėtų irgi būti viskas čikis. Susirišu pavadėlius, įsidedu masalus ir keliausim prie upės, lengvai pasispiningausim, pavaikščiosim. Oras šiandien toksai pusiau lydekinis, truputį lietaus, apsiniaukę. Tai gal kažką ir pagausim. O šiandien vėl irgi naudosim Neptūno baitus. Turbūt pasimsiu slagus šiandien tik tais, štai tokius. Ir su jais žvejosiu. Tai taip ir tikriausiai pasidarysiu. Vien slagai ir naują meškerytę, naują ritutę. Viską išbandyti reikia. Tai toks bus šiandien žvejybos nuotykis, tai jo, žiauriai fainai. Ką galiu dar pasakyti, tai žodžiu, kas liečia su masalais, draugai, tai jeigu norit jų įsigyti čia Airijoje, tai tiesiog parašykit man, aš pasistengsiu jų gauti, nes šiaip jie, kaip žinot, gaminami Lietuvoje. Kas norit, rašykit man Facebook'e, YouTube'e, Instagram'e, TikTok'e dėl šitų masalų. Galėsiu jum, turiu keletą čia dydžių ir spalvų, tai galėsiu atsiųsti nuotraukas, ką aš turiu ir jeigu įsirinksit, galėsiu aš jum atsiųsti ar susitikti čia Airijoje ir juos paduoti. Tai va, tokie va dalykėliai. Viskas, rišuosi pavadžius ir lekiam prie upės, pasivaikštom ir žiūrim, ką pagausim šiandien. Štai tai, draugai, tokie mano šiandienos masalai. Neptūno, tai naudosiu alieną ir slagos. Slagai štai tokios spalvos. Tai su jais bandysiu kažką pagauti. Įsidedu tik daugiau kitų masalų, nesidedu tik tai šitos. Na ką, keliaujam į vietą. Senai čia žvejojau. Gal prieš, net galiu pasakyti, porą mėnesių čia šitoj vietoj tik buvau. Tai įdomu bus. Bus jau žolių priaugę upėje, tai ne visur galimės gal prieiti, ne visur galimės užmest, bet jo, vanduo parkritęs irgi,
Jo, žiauriai senai buvau. Na nieko, žiūrėsim. Na jo, draugai, upė gerokai nusėdus. Viskas apaugę. Eina savo. Viskas apaugę. Užžėlę. Na, įdomu bus. Įdomu bus pažvejot. Nes jo, žiauriai upė nusekus. Vau. Na, bet nieko nepadarysiu. Einu dar į savo vieteles, ten kur srovės nėra, kur truputį išplatėja. O tenais pradėsim savo spiningavimą ir testavimą. Atvykom į vietą. Žiauriai kritęs vanduo eina savo. Jo, nu bet nieko. Dar yra šansas pažvejot, nėra tai baisiai viskas užžėlę. Nes kaip ir minėjau praeitose video, kur čia žvejojau, kad bus vasara, tai čia baisiai užžėlė viskas. Čia prie tos upės daei, tai čia žiauriai sunku. Tai va, ką? Dedame masaliuką. Šitą dedu. Dabar. Žodžiu, uždėjau 5 gramus. 5 gramai svorio ir tiesiog trikablis gale. Taip apkaušiau aš šitą masaliuką. Nu, žiūrėsim, kaip meškerytė mum irgi. Aišku, dabar jau čia bus pirmas metimas, aišku, jau čia bus, žinot kas, barzda. Ne, labai puikiai. Labai puikiai. Viskas normaliai. Metas irgi. Vanduo toks drumzlinas. Ne, metasi super. Super duper. Viskas čiki piki. Tik dabar reikia surast žuvį. Užtaikyti ant lydekos kokios.
Draugai slagas, tai gražiai dirba, eina savo. Žiauriai, žiauriai. Tokiais judesėliais, bam, sunku man jum parodyt. Bet tikrai gražiai. O ką, kaip limpa meškerytė, tai nežinau, šiaip tai viskas čiki. Ritutė kaip ritutė, viskas irgi su ją gerai, jokių barzdų, tiesiog truputį pasireguliavau dar, stabdžius tuos ir viskas čiki piki. O meškerykotis tikrai kaip tik 60 gramų masalam ten ir truputį daugiau, tai bus labai gerai man. Tai žodžiu, pirmas vaizdas, pirmi potyriai tai tikrai geri, tiek su meškeryte ir tiek su ritute. Nieko, Shimano, kai visada, nieko daug nereikia reguliuoti, viskas visada veikia ir nereikia ten reguliuoti kiekvieną kartą to stabdžių ir taip toliau. Tai jo, viskas čiki, patenkintas. Ką, draugai, keliaujam į kitą vietą. Ten apmėčiau. Nieko. Tai ilgai ir nemėtysiu vienoj vietoj. Tiesiog 10 metimų vienoj vietoj, nėra, einam į kitą vietą. Nes tiesiog medžiosiu aktyvę žuvį, o ne pasyvę ir nelauksiu, kada jinai užkibs man. 10 metimų vienoj vietoj, kimba, užkimba, nekimba, nekimba. Paprasta. Buvo kažkas atėję čia jau, kaip matau. Ne aš vienas čia apsilankau. Ir kanopinių buvo kažkas tai atėję. Jo, žiūrėk, žėlimas koks čia. O čia dar nėra, ne vasara. Žiūrėkit, kas čia darosi. Wow. Tai čia tikriausiai paskutinė mano žvejyba prie šitos upės. Nes jo, čia paskiau neteisi čia. Vėl lauksim rudenio, paskiau pavasario, kada galimės vėl čia ateiti ir meškeriot, bet jo, čia tikriausiai paskutinė mano žvejyba šitoj upėje. Na nieko, prasitestuosiu meškerykoti, Neptūno baitai ir graži gamta, žiūrėkit, kaip atrodo. Viskas sužaliavę. Šiaip vaizdelis, wow, gražu.
Na ką, bandau dar čia pasimusikuot su Batogu. Eisim ten toliau, yra kelias vietas, žinau. Nu, žodžiu, dar ką tik pradėjom žvejybą, tai tikrai dar yra šansų ir pagaut. Draugai, ką tik ant tų žodžių, pirmas metimas ir turėjau kibimą. Ai. Nežinau, kaip jinai griebė. Bet tiesiog bum buvo. Ai. Štai va. Štai čia va. Įdreskimas. Ai, nu ką. Kalė tai kalė, reiškia kažkas tai yra šitoj upėj ir dar gyvena kažkas tai. O, ble. Kas čia kala? Kas čia kala? What the heck? Vėl jinai bandė imt. Nu, kartojam. Okay, try again. Kaip galvoja, draugai, ar čia gali būti lydekų palei šitus medžius? A? Aš tai galvoju, kad gali. Ir čia jau kažkas tai žvejojo. Čia kažkas žvejojo. Ką, bandom, a? Palei tuos medžius pasiduot. Opa. Gal koksai lydys, krokodilas čia gyvena, a? Krokodilo, a? Džiunglės. Visiškos džiunglės. Dar čia paduot. Na, kibimą turėjau, tai reiškia yra dar čia jų. Ne visos sugaudytos. Na, čia pabandom.
Nu, ką jūs. Tai žodžiu, praėjau tikrai nemažą ruoželį ir tas vienas kibimas tik buvo. Šakės. Kažkaip tai šiandien nelabai aktyvios jos čia. Tai dar yra keletą vietų, tikrai dar praeisiu ir patikrinsiu jas. O jo, viskas veikia, viskas čiki. Labai gerai limpa prie rankos, galiu pasakyti, ir meškerytė irgi lengva, patogi. Super, super, super. Aišku, norėtųsi ir atsidaryti su ją, bet kai bus, nežinau. Gal kažkas tai. Taip. Matosi pažvejota čia irgi, prieš mane irgi buvo atėję kažkas tai. Bet jo, ramuma, ramuma. Atėjau dabar prie šitos vietos. Ten lelijos, ten krūmai. Nagi, bandom čia, gal čionais tupi jos ir nors vieną aktyvę pagaut. Žuvelę. Nu, varom. Nors vieną aktyvę čia ją šiandien įdzobint. Pajausti, kaip kibimas. Nu, kibimas jaučiasi gerai, gan jautri labai meškerė. Bet visą tą traukimą pajausti. Lai, lai, lai. Nors mažutė kokia. Bent kokia. Nu. Sai. Ir apsiniaukę galvojau, visai gal nieko, šausiu. Tratata. Oi. Negi nieko nebus. Negi nieko nebus, draugai. Ką? Nu nesąmonė. Tokios vietos. Tokios vietos geros. Tai va taip, draugai. Saulė tą pusę šviečia. Fū, pavargau, žinokit. Musikavau čia, blemba. Kiek dabar valandų? Nuo 8 pradėjau, tai 3,5 valandos. Šienavau čia tą upę. Vau, sunku šiandien. Vienas atskibimas buvo ir viskas. Gaila, neatsidariau su nauja meškerė. Bet yra kaip yra. Nereikia čia norėti visą laiką visko. Tai žodžiu, taip, draugai, atžvejojau 3 valandas su šiuo koteliu. 3 valandas daužiau. Be jokių pertraukų, be nieko. Tiesiog va, ėjau palei upę ir bam. Ir ką galiu pasakyti, nu, patogus. Patogus tas kotas. Nėra
nėra, kad nuspaustų ten ranką ar nepatogiai paimti, tikrai patogu. Ritutė kaip ir ritutė, sukas gerai, jokių barzdų nėra. Tai va, draugai, pasivaikščiau gerai, išbandžiau meškerykoti ir ką ir norėjau ištestuot, tą ir ištestavau. Štai, naujas žaisliukas į mano kolekciją. Ir jo, tai kodėl taip nekimba šiandien negaliu pasakyti. Gal vanduo, žiauriai vanduo yra kritęs, gal per daug tas, bet ne, turėtų, tiesiog nesimaitina gal, tiesiog dabar gal vėlyvas pavasaris, tai reikia žvejoti tiesiog gal su mažesniais masalais, nes maži masalai duoda savo. Keletą žvejybų dariau, galit pamatyti live streamuose, žvejojau su avižadrebiu. Tai žinokit, tikrai pasiteisino. Ir žiauriai, nesu žvejojęs su tokiu tipu meškerykočių, liaunų tokiu, iki gramo, tai wow. Ir tikrai pasigavo, ir yra live streamai mano YouTube'ės kanale, tai galit pamatyti juos, atsisukt, pasižiūrėti, kur žvejojau, kaip žvejojau, viskas tiesiogiai. Ir pamatyti, ką aš ten pagavęs esu ant nano džigo. Ir aš truputį panirsiu į tą nano džigą ir padarysim videosikų su nano džigo žvejybom ir pamatysit, kaip pasigauna čia Airijoje. Nemačiau, kad žvejotų kas nors su avižadrebiu čia Airijoje, nėra populiaru, tai aš vis tiek, man patinka naujovės, patinka išbandyti, pabandyti, tai su avižadrebiu bus video ir bus nemažai žvejybų. Taip pat avižadrebio masalai atkeliauja iš Neptūno baito, tai bus irgi trumpas vidosikas apie juos. Tokie va nuotykiai, o ką, draugai, savo pirkiniu esu patenkintas, atžvejojau, viskas čiki-piki ir ką, draugai, viskas, sakau, nei žvyno, nei uodegos, susitinkam kitose videosikose, laivuose. Daug laivų darau TikTok'e ir YouTube'ai, tai tikrai galit pažiūrėti tiesiogiai, kaip aš žvejoju ir kaip man sekasi. Ir aišku, trumpi videosikai būna pas mane YouTube'ės kanale, tiesiog santraupa mano žvejybų. Tai jo, ačiū Neptūno baitam už Neptūno štai tokius slagus. Ačiū už kitus masalus, tai su Neptūnu tikrai darbuojamės ir dirbsim toliau, testuosiu masalus. Dabar atkeliauja nano džigas, nano masalai iš Neptūno, tai irgi nauji reikaliukai bus, tai va tokie va dalykai, draugai. Viskas. Šiandien baigiu žvejybą ir jo, yra kaip yra, geras oras, ne, šilta, tikrai šilta, atšilo, bet nežinau, kodėl kibimo nėra. Tiek to, nėra, tai nėra.
kitą dieną bus, o gal ir šiandien vakare. Tai va. Jo, viskas, draugai, atsisveikinu, nei žvyno, nei uodegos ir susitinkam kitose žvejybose, kažkur tai čia, ten, o gal už to miško. Tai žodžiu, čiau pakau ir iki, draugai.